Labas rytas, chebryte, ką jūs gero. Ir pagaliau lauktas videos mano to bottomboxo. Pagaliau šiandien, kaip sakant, prisiverčiau žiūryto. Šiandien, kaip pas mane, kiek 9:16, Lietuvoje bus 10. Tai, žodžiu, pabandysiu šiandien kaip nors įrašyti video. O kada, kaip sumontuosiu, tai čia jau bus geras klausimas. Turim tą vadinamą bottomboxą, kurį mums reikia išpakuoti. Ir padaryti unboxingą, pažiūrėti, kaip čia jisai atrodo, kaip jisai yra realizuotas. Tai va, tai kaip ir lik po šio video ir ką, padarysim unboxingą ir pasižiūrėsim, kas šitoks per aparatas. Vertas jūs atimti. Na ką, sveiki prisijungę prie mano video chebryte iš... Na ką gali pasakyti? Štai atėjo pagaliau laikas su tuo unboxingu ir jisai man, kaip sakant, seniai jisai tas bottomboxas ir dar plus racija atėjo, bet niekaip prisiverst negalėjo, nes kaip ir plus, kai jau darbas, namai, tas laikas, visa kita, kaip ir mažiau to laisvo laiko, kaip sakant, labiau akcentuojasi į tą visą polisį, nes kaip ir iš po darbų norisi nieko neveikti, o tiesiog ilsėtis. Tai va, tai žodžiu, į ką mes darysim, bandysime jį išpakuoti ir pamatysim, kas jame tokio įdomaus. Ar jisai vertas pinigų ar ne, bet pamatysim. Supakuotas tai tikrai visai neblogai. Tikrai pasistengia broliai kinai. Šiaip jisai realiai iš Kinijos atvažiavo. Tas nuo smūgių metsait putplastis. Toks pripučiamas. Ir, nu ką, dėžė. Dėžė, kaip sakė. Gerai, dabar iš kurios čia pusės mes einam, čia išpakuosim. Vadam iš šitos pusės. Gal pataikysim. Mane. Hoho, kaip savo. Kolnai. Štai racija. Wow, figienai atrodo. Šito kaip ir mums nereiks. Su konektorium. Ir pats. Tai tikėkimės, bent jau raktas, bent jau yra jisai įdėtas. Šio hebra racija. Kenwood. Ir kabelis. Ir, kaip sakant, bandysime jį išpakuot. Eik tu savo. Gerai. Prapjaunam šitą. Ir volia. Eik tu savo, pagal pavadį, tai toks atrodo visai neblogai. Bet aišku, čia korpusas tai tikriausiai bus iš 3D printerio padarytas. O čia bus racijas šitas kištukas, kur prisijungs. Mygtukai įdomus. Taip, čia mygtukas 1 viršų. O, va ir kliučikas. Štai raktelis. O laidas USB. Klausimus, kiek čia jisai ilgojais. Ten dar yra, žiūrėjau, dar tikriausiai į mikrofoną tas jungsis. Greičiausiai tas antras laidas. Ir pabandom prapjauti. O. Nu, tas racijos, tai galiu pasakyti, toksai labai jau lengvas toksai atrodo, kad... Bojajoju. Kaip čia jisai atrodo, visa kita. Laidas. Toksai su kliku. Kad mikrofonas tarsi... O čia gal tikriausiai bus magnetas, kuris čia prisitvirtins. Arba ne. Jisai prisitvirtins tiesiog, kad... O. Ir bats. Ir įsidės. Jisai taip.
Ir, nežinau, kaip ir įdomus variantas toksai, kad ir... rankinis veikia kaip ir į tą pusę, ir į tą pusę. Taip. Jo, čia 2 laidai gaunasi. Šitas vienas laidas bus greičiausiai kaip ir į mikrofoną eis. Bent aš jau taip jau įsivaizduoju. Šitas. Čia, kad button boxas eitų. USB, tai čia kiek čia gaunasi? 1. 2 metrai. Čia metras. Galima sakyti 2 metrai irgi. Tai, bet kas man tai labiausiai įdomiausia, tai pats raktas. Kaip čia jisai? Okei. Čia va degimas ir čia va starteris. Ir raktas įsijama gražiai. Eik tu savo. Prikolnas. Ne, nu tai čia tai prikolnas bus ant fūros Euro arba American Truck. Čia va kaip ir prisisuks prie stalo šitas. Ir kaip ir, nežinau, bandysim šitą visą reikalą kažkaip taip prisukt. Kaip sakant, šitą visą reikalą prisukt ir žiūrėsim, bet jau kaip jau racija, ar jinai veikia, ar neveikia. Kaip jinai bus realizuota. Įdomu. Sakant, keliaunam prie kompo ir bandom jungti visą šitą reikalą. Kaip sakant, let's go! Tai va, chebryte, kaip ir prisijungiam šitą visą savo bottom boxą. Ir ką aš galiu pasakyti. Mygtukai turi kelias padėtis. Šitie apatiniai baltas ir raudonas kaip ir turi tik paspaudimą vieną. Kaip aš suprantu, paspaudi ir laikai. Nieko čia nesiskiria. Rankinio parko turi kaip ir 1 ir 2. Kaip ir paspausti ir atspausti. Jis veikia kaip ir ten. Šitie metaliniai taip pat laikant reikia spausti. O tie raudoni turi va kelias padėtis. Va viršui, kaip supratau, va neutralą apačioj ir aišku, čia labai jau šitas va jau tas mygtukas, man atrodo, gal nepriklijuotas ar ką, bet toks judesio tokio biškį turi. Nu ir pats rakčiukas, kas įdomiausia. Turi 2 padėtis, tipo degimas ir starteris. Tai žiūrėsim, kaip čia jisai. Bet kas man labiausiai įdomu, kaip pati racija veikia. Sakant, kaip jisai yra realizuotas. Bojojaju. Bet tai, va tas biškelė nesąmoninga. Nu, man, pavyzdžiui, man nėra patogus. Racija pakabinta taip, ne šito, bet reikia jį dar apsugą reikia, kad šnekėt visą kitą. Nežinau, kaip ir įdomiai čia atrodo. Ką, eisim, bandysim pasijungti ir žiūrėti, kaip ten tas viskas bindinsis ir kaip čia jisai veiks tas bottom boxas ir ant kiek čia jisai bus tas realizuotas, kaip ir ką, keliaunam prie mano kompukcero. Tai va, hebrytė, tai žodžiu mes prie kompo ir ką, ir mums svarbiausia atrast patį mikrofoną, kaip jisai realizuotas. Ne? Ir darom audio. Ir kaip čia jisai dabar klausimas.
Ar mikrofonas jisai yra veikiantis, dabar klausimas. Kaip ir jokių garsų negirdžiu. Bet patikrint tą patį mikrofoną. O palautai, pasižiūrim. O mikrofonu. Okei. Mikrofonas kaip ir yra. Microphone Realtek High Audio. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu jį prasitestuot. Arba pabandysim per OBS tada. Gal tą patį padaryt. Oi, kur čia mano nustatymai. Ne, daro mic. Kitas bus, ne? Antras. Ir, nežinau kaip ir. Lauk. 1, 2, 1, 2. Tai veikia. Gerai, užsimutinsim hebra ir pabandysim. 1, 2, 1, 2. Mikrofono testas. Bet jisai pastoviai veikia, jisai nėra tas, kad ir paspaudė jisai veiktų, jisai pastoviai veikia. 1, 2, 1, 2. Gaunasi taip, kad mikrofonas pastoviai veikia. Jisai gaudo visą šitą info. Mikrofono testas gal, kaip ir... Nežinau, hebra, tai patys įvertinkit, kaip šitas mikrofonas veikia. Kaip ir 1, 2, 3, mikrofono testas, 1, 2, 3. Tikiuosi, kad tikrai bus geras ir jo kokybė. Tai vat hebrytė, kaip sakant, grįžom prie savo, kaip ir prie normalaus mikrofono. Nežinau, ant kiek jisai čia tas mikrofonas geras ir veikiantis, bet va ko man labiausiai tai trūksta, kad tas labai norėtųsi, kad tas kampas reguliuotųsi. Pats būtų visai faina, kad kampas reguliuotųsi. Pasiėmė, pastatėjai dar plus dar kampą viršun, apačion dar. Taip pat pasireguliuoti, kad būtų patogiau, nes čia dabar kaip ir kai stalas toks, kad atrodo, aš kai aukštai sėdžiu, visą kitą ir atrodo ir tie mygtukai kaip ir, ką žinau, bandom geimą tada gal įjungsim, jungiam tą. Sakant, pasijungiam bazę ir pasijungiam geimą ir žiūrėsim, kaip čia įsibindins tas visas reikalas. Tai va. Ir ką mes svarbiausia dar padarom, prisisukam savo tą dar dalytuvą prieš, gal blogai mes padarėm, kad mes dar jo ir... Prisukam. Tai prisukam tą dar... Jaučiu, kad jau ten vienos pusės regiu jau žopą. Va taip va ir blogai su šitais čaino šūdais, ir neapmastytais, kaip sakant. Pajungsim. Taip, apatinės pripšiam. Taip, ir šiam. Bet su šituo svarbu, kad srėgio nesugadinčiau dar. Viržiam. Gal nenusulys. Tai va, gerai, kaip sakant, grįžtam, einam prie nustatymų ir tada klavišai ir mygtukai, ne? Tai darom taip, ne? Darom taip, įjungti ir išjungti degimą. Ir... Gal jisai neužsibindino. Gal žinau, kodėl jisai neveikia, o mes nepasirinkom. Grįžtam prie šito, prie valdymai. Ir kur...
Gerai, pasirinkom. Ir klavišai ir mygtukai. Dabar einam taip. Jungti ir išjungti degimą. Okay. Ir dabar laikyti rankinis stabdis. Ne? Gerai. Ir tada valytuvai. Nu, valytuvai tai čia bus prie... Jungsim prie šito. Nu, taip, valytuvai, šviesas režimas. O, funkcija. Taip, gyvenam toliau, transmisija. Taip, pakaba. Lauk, dabar darom taip. Pakaba, priekinė pakaba. Prikabint, atkabint priekabą. Darom šitą. Taip, stabdymas varikliu. Va kas mums svarbiausia. Radija. Palauk, pavyzdžiui, taip, ne? Galima ir taip padaryti, ne? Spausti, kad kalbėti, ne? Darom taip, kad laikyti. Ar negalima laikyti? To. Okei. O tik klausimas dabar garsas dabar, o kaip mikrofonas dabar? Man įdomu, jisai bus. Man atrodo, kaip ir... Klaviš. Gerai, pakol kas darom taip. Kol kas... Nežinau, kaip ir pasijungiam viską. Ir kaip visada, blemuški, net garso net nėra. Ir kas negerai, tu man paaiškink. Ar dėl šito, kad aš... Ai, va kas yra problema, matai va. Dabar padarom taip, radijų. Okay. Ir rankinis veikia kaip ir. Gerai, darom taip. O. Mums reikia į degalinį, mums reikėtų pakliūt. Gal darom, gal teleportą, man atrodo, bus geriau, kaip sakant. Taip, mes esam kažkur čia, ne. Nu šiaip galima atvažiuoti va šitą į miestelį. Sakant, atvažiuot. Kiek mums čia reikia važiuot? Nežinau, čia mes ilgai važiuosim ar ne, bet... Čia va reikia... Pasipaišyti man čia reikia. O tai... Nu čia reiškia rankinį reikės. Enter arba spausti šį mygtuką, kad praleistumėte.
Enter. O koksai reikia? Ai, bottom 35. Kokios 30. Enter. Aktyvuoti, ne? Daroma šitą. O ką su šitais mygtukais man užbindint, ką man ypač? Arba lango atidarimas. Nu, ne. To nedarom. Reikia naujo lygio. Jeigu taip. Nu, žodžiu, mygtukai bindinėsi, visa kita, tik tai reikės kaip ir... Ai, reikia dabar tą rankinį, man tą reikia sutvarkyti, kad jisai veiktų man ir rankinis. Ja. Ir tai padaro. Tada reikės susibindinti dar pagal savo požiūrį, kaip čia ir reikėtų dar įsiaiškinti, kaip ten ta racija veiktų dar visų pirma. Na. Man biškiniai su ko, pardon. Žinau, kur čia sukti reikėjo. Arba darant šitą, kad enter, ne? Pakeist. Kažkur man dabar tas ir buvo.
Ką galiu pasakyti, nu kaip ir tiek, hebra. Tai va, hebrytė, tai jeigu patiktų šitas video, tai nepamirškite paspausti like ir subscribe šitą YouTube kanalą ir nepamirškite paspausti follow mano kiek platformą, ten kur aš darau savo live streamus, tik tai laisvuoju laiku. Tas greičiausiai būna tik šeštadieniais. Tai vat, tai gero vakaro dienos ar ryto, kada čia mano video žiūrėjot. Visiems iki ir peace, hebrytė, pasimatysim sekančiuose video ir tiek. Čiau.